Gerą dieną kolektyvas. Kągi pamaniau, kad reikia atnaujinti medžiotojo vlogo serijas, kaip tik prasidėjo medžioklės sezonas, stirninai, šernai, ne už kalnų prabėgs tas laikas, pradėsim ir elnių medžioklę, o šiandien esu plotuose, tikslas yra pasivaikščioti po kirtimus, pasižiūrėti, kur kokie stirninai gyvena. Taip pat nemažai gaunu jūsų klausimų, kaip naudotis tuo elektroniniu medžiotojo lapu. Tai parodysiu jums, kaip viskas veikia. Aišku, yra šiek tiek klausimų dėl įvairių dalykų, bet apie viską plačiau netrukus. O dabar keliauju pakuotis daiktų, užpildysim elektroninį medžioklės lapą ir keliausim į kirtimą. Taigi, užsiregistruojam medžioklį per elektroninį medžioklės lapą. To įjungsiu ant telefono screen recordingą, kad galėčiau jums parodyti, kaip viskas pildosi. Turėkit omeny, kad tą padaryti reikia interneto. Tai pasidarykit tada, kai turit internetą. Žodžiu, atsidarot programėlę. Kaip matot, yra dešiniam kampe viršuj pliusiukas. Spaudžiam pliusiuką. Pasirenkam, žiūrim datą, ar teisingai turim. Teisingai. Pasirenkam laiką. 18 valanda. Spaudžiam sukurti. Ir tada dar reikia paspausti pradėti registraciją. Oranžinis mygtukas. Klausia, ar tikrai pradėti, patvirtinti. Ir pasikeitė iš pradėti registracijos į pradėti medžioklę. Spaudžiam pradėti medžioklę. Sutinkam čia su viskuo. Ir spaudžiam patvirtinti. Kaip matot, sukasi. Dar sukasi. Ir medžioklė pradėta. Dabar reikia įsitikinti, ar tikrai. Kaip matot, yra šiandienos data ir parašyta. Vyksta medžioklė, apačioj vyksta dabar. Medžioklės vadovas esu aš. Tai va tiek. Ir iš principo galit pridėti, jeigu norit, klubo narių, svečių, ten užpildyti reikės, jeigu svečias tam tikrus laukelius, jeigu klubo narys pasirinksit iš sąrašo, ir viskas, ir medžiojat. Tik tai nepamirškit, kad reikia užbaigti medžioklę. Aš tik tiksliai nežinau, ar užbaigus, kai nėra interneto ryšio, serverį pas aplinkosaugą užsibaigė, rodo vis dar, kad vyksta medžioklė, bet iš principo, jeigu jūs stabdytų, paprašys parodyti elektroninį medžioklės lapą ir ten viskas aiškiai matysis. Plius išvažiavus ten, kur yra internetas, tie duomenys automatiškai susinchronizuos su serveriu. Viskas kaip ir fainai su elektroninio medžioklės lapu. Aš žmogus mėgstantis technologijas, visokias programėlės, taip toliau, man patinka. Aišku, jeigu esat vyresnio amžiaus, gal truputį yra sudėtinga, bet iš principo viskas paprastai aiškiai padaryta. Bet yra vienas bet. Aplinkos apsaugos departamentas teigia, kad duomenys yra nuasmeninti ir aplinkos apsaugos pareigūnai mato tik tai, kad tam klube vyksta medžioklė, bet nemato nei kas medžioja, nei kur medžioja. Tačiau kiek aš žinau, kad atsiradus poreikiui, ar ten po pranešimo, ar po kažkokio įvykio, tie duomenys gali aplinkos apsaugos pareigūnam būti atidengiami aukštesniai stovinčio pareigūno. Tai nežinau, kokio lygio, kokia ten tvarka ir kaip ten viskas veikia, bet tokia galimybė yra. Tai tada kyla klausimas. Ar yra aplamai tvarka, kada tie duomenys atidengiami? Kokio lygio duomenys atidengiami? Ten gal vardas, pavardė ir lokacija, kur tu sėdi. Tai va šito aplinkos apsaugos departamentas visuomeniai nepristatė, tuo labiau medžiotojų bendruomeniai, ir tas kelia klausimų.
nes nei man, nei manau visiems jums nesinorėtų, kad kažkas tai žinotų, kur jūs sėdit ir su kuo jūs sėdit. Tai čia toksai kelia neramumo tokie dalykai. Tai aš labai tikiuosi, kad aplinkos apsaugos departamentas vis dėlto parodys, kaip viskas atrodo iš anos pusės ir parodys tvarkas, pagal kurias yra duomenys atidaromi, vadinkim kaip. Ir tada sumažės to tokio nepasitikėjimo, bet kol kas, kol to nėra, tai ant programėlės galima paspausti savo lokaciją, tai aš jos dar nespaudžiau ir GPS duomenis kol kas esu išjungęs programėlė kaip prieiga, kad jie negalėtų prie jų prieiti. Tai va tiek. O dabar keliaujam dėtis daiktų ir pėdinsim į kirtimą. Blazerio dėklas. 3 metai, visas rankenas apsilupę. Nežinau, kažkas su kokybė ne visai gerai. Na va, tai kadangi praeitą kartą medžiau šernus, dabar eisiu į kirtimą, tai reikia atsisekti termooptikėlę ir įsitraukti ir užsidėti dieninę. Žodžiu, noriu nupėdinti kirtimą, kuriam šiemet nebuvau dar. Ten yra stirnų, bet stirnino aš ten nemačiau, tai, logiškai mąstant, vienos negali būti. Tai reikia tenais nueiti ir nueiti dar į kitą naują kirtimą pasižiūrėti, kas tenais darosi. Tai toks nemažas ratelis gausius, bet dar ankstoka, tai laiko yra. Galima bus savo ramiai pasivaikščioti. Viskas apžėlė belė kaip. Čia pamatyt, ką nors, tai galima sakyti, kad be šansų. Einam į kitą kirtimą, nes ten beprasmiška. Apžėlė viskas, stirna pro kirtimą praėjo, tai galva tik tai matosi. Ir to epizodiškai tai ten nėra prasmės. Stirninas, jeigu ir išleis, tai ten nei apžiūrėsi, nei realiai turėsi korektišką šansą sušauti. Nėra ko gaišt laiko, pėdinam į kitą, čia vis tiek man dar kokius 500 metrų reikia paeiti, tai kol nupėdinsiu. Ir šiaip miškas velniškai sausas, sunku tyliai praeiti, traška viskas, belė kaip. Atėjau beveik iki kirtimo, bet kadangi miškas sausas, tai trakšt barakšt, girdėjau ožys ar stirną, nežinau, pradėjo loti ir nubėgo, tai greičiausiai būsiu nusibaidęs, bet kad jau tiek atpėdinau, tai einu pastovėsiu portį pusę valandos, tai reikia susirasti vietą, kur truputį geriau matysis ir palaukti.
ateini stirnino, šernai akis drasko. Realiai, pirštas ant nuleistuko buvo jau kokių porą kartų, bet susilaikiau dėl vieno labai paprasto dalyko. Man čia nais iki kelio tą šerną tempt apie 500 metrų. Plius virvė mašinai, tai reik nueit pasimt virvę grįžt. Nežinau, nenusiteikęs aš šiandien vargt. Tai, sakykim taip, šernam šiandien pasisekė, nes nenoriu prisidaryti reikalų. Bet va, kai ieškai nerandi, o kai neieškai, tai vos ne ant galvos lipo, realiai po kokių 5 metrų iki šernų ir didelį ratą jie čia aplink mane apėjo, kol neužėjo truputį pavėjo ir neužadė. Tai, nu ką padarysi, visko būna, tai palauksim dar stirnino, pažiūrėsim, gal ir tas dar čia pasirodys. Tai stirninas nepasirodė, pėdino šiau link mašinos, saulė po truputį leidžiasi, manau, čia su stirninai šiandien istorija baigta. O daisiu iki mašinos, jeigu oras nesubjurs, nes matau debesėliai tokie plaukia mėlyni, tai gal pasiliksiu dar ant šerno, ant kelio pastovėsiu kažkur, nes laukus nelabai jie pas mus eina, bet miške judesio tai būna. Tai va. Na va, atsistojo ant kelio, saulutė nusileido, tai pasidarė vėsų kažkaip jau su vasarinė kepurė, nebe Havajai. Tai planas toksai pastovėt, pasižiūrėt, gal išlys, gal ir ne. Kirtime, kaip matėm, šansas buvo. Dėja buvo per toli tempt, noro nebuvo tempt. Tai va, pabūsiu valandėlę, pasižiūrėsim. Pastovėjau gerą valandėlę ant kelio, per kelią perbėgo porą kiaulių su paršais, keli elniai, bet antramečių šernų taip ir nebemačiau. Kaip sako, reikia naudotis progą tada, kada jinai yra, bet jeigu truputį tingisi, tai toks ir rezultatas. Tai va tokia ta medžioklė. Kaip visada, ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit užsiprenumeruoti mūsų YouTube kanalo ir gražių bei atsakingų medžioklių. Iki kito karto.